Sveiki visi, vėl savaitgalis, vėl naujas videkas. Šį kartą užsiėmiau Passato supuvusių sparno remontų. Ten jau labai jautriai nereaguokit į tuos visus mano pastebėjimus ir visą tą remontą. Aš čia maždaug padariau tokią parodančią, pamokančią remonto sistemą. Ir čia pinigų iš to Passato man nieko nėra, realiai vos ne iš savo sutvarkiau aš jį, nes čia kaimyno mašiną pristojo iki negaliu, kad technikinį praeit, o ten keistas sparnas, sako, nes ten rankenos išpuvę aplinkui, visos burbuluotus, 500 000 važiavęs, iš tos mašinos ten realiai nieko nėra, tai va, tipo praeina technikinį ir žiūrėk, po 2 metų vėl čia bus. Nikoj. Tai tokia istorija. Tai, sėskit, pažiūrėkit, įvertinkit. Ačiū Hebra, kas į Patreoną įmetėt, kažkas ten nežiūrėjau, bet jau mačiau, kad krenta. Ir tai aš ir linko ir suku, kad kas norit paremti, galit paremti per Patreoną arba po videku yra donatinti, ten 2, 3, 4 eurai galit iš karto įmesti. O ten įsipareigoti kažką Patreonam, kad ten man duokit į priekį ir aš ten kažką viniosiu, suksiu videkus, sorry, žinokit, išeina tie videkai kaip išeina, patiko, galit įvertinti, paremti, nepatiko. Nes darbai srautas yra didelis ir ta prasme užsiciklinti ant tų Patreonų, kad ten aš iš jų galiu išgyventi, uždirbti, aš negaliu paprastų darbų numesti į tuos YouTube'inius reikalus. Tai kad ačiū, kas remia, nėra, ir nereikia. Tai va, žiūrim toliau. Vaizdą turim tokį. Sparnas realiai išpuvęs visiškai. Net iki kantų neįs padarys, galvoju padarysiu iki kantų, bet neįs, nes va. Spaudinėjasi. Minkštas čia spaudinėjasi. Čia dar spaudinėjasi. Čia jau kažkas yra. Tai tada remontuoju taip. Žiauriai baisiai, bet tada taip. Išpjaunas turbinkę čia. Tiek, čia pačio jau irgi. Vos laikosi, bet išpjausiu taip, kad liktų apačioj kromkė. Bumt. Ir paskui pabandysiu išsipjauti skardelę ir ją pakišti, kad turėčiau kur tep špaklių. Špaklius bus kaip suvirinimo medžiaga. Suriš tarpusavį šitą skardą su apatinė skarda. Čia toks remontas be virinimo ant kiemų savo jėgom pilnai galimas, technikinių aišku, bet čia daugiau nieko iš tokio remonto. Puvinys pagrindė atsiranda per šitą reikalą. Čia yra tas paralončikas. Visą laiką jis išlapęs, visą laiką laiko drėgmę. Ta išlaužt galim. Ir ką aš dar norėjau pasakyti, ir esmė yra visą laiką pasilikti šitą kromkę apatinę. Čia yra ir purvasargis į ją remiasi ir užpakliuoti daug lengviau, kai yra atrama apačia palei ką orientuotis. Jeigu nebus čia šitų tiltelių, kaip sakau, nebus kur užtepti to glaisto. Tai dabar planas toks, dar atsinešu popierių, pasidarau lekalą. Truputį didesnį pasidarysiu negu tas skylė, kad aš iš vidaus užkiščiau. Čia tas su metalu darau, kad nereikėtų su stiklaudiniu daryti. Galima dėti stiklaudinį, dar ten kažką, kojinės kišti. Bet ką, kad būtų ant ko tepti glaistį. Tai biški gal kultūringiau bus.
vis tiek nesusivaldžiau, nepaėmęs suvirinimo aparato, bet šitam remontui tai nėra būtina. Aš čia, kad stabiliau, ramiau biški būtų. O ką, daugiau viskas, dabar tepimas, trinimas. Tiek žaidimo čia su juo. Dar pažmirgeliuosiu tos taškus čia, kas aukščiau, ir visio. Ir kažkoks jau tvirtumą įgavo. Tai gal technikinių užtenka viskas? Ne, neužtenka. Dar. Čia buvo nuriebalinimas ir kavo taip. Arba kituko. Ir tepam. Supasi. Suvirinimo tarkas atšoko, pasirodo. Kaip gražiai. Aišku, jau čia įspauž pakliaus stipriai nebeišeis, nes yra, tas. Čia man laiptis gaunas, neina taip man gražiai. Ta pradžiuvinsiu, paskui jau plokštelį pridžius prieš pakliausi. Turėtų viskas čia man paeiti. Rūdžių šalinimas. Ir kromkelė man padeda išlaikyti, iš karto visą ir arkos plotį, ir kietumą, ir vienu žodžiu, viskas yra palei technology. Technology. Все, ready. Statysim lempą, išdžiūsta, vėl išdžiūsta, vėl tepam, vienu žodžiu. Taigi, sekantis veiksmų planas dabar yra toks, kad baigia dabar džiūti po lempą, iemu siurblį P80 arba 120 grubumo švitrinukas, prasilyginu maždaug, dar kartą paskui aišku pertepsiu su smulkiu tuo glaistu ir gruntuosiu. Čia aš sakau, per kokias 2, maks 3 valandas turėčiau padaryti. Bet čia tiek ir laikys. 2-3 savaitės, taip. Užteks deginti, kaulas yra. Blema, į tą pusę. Pomt. Pietus iškėpė. Paminkštinimo nereikia mums tiksliai. Galima ir su 120, jeigu bijot trin, bet čia dar pati pradžia, nėra ko ir bijot. Vienu žodžiu, reikalas toks gausi, biški, biški gausi, užkliudžiau biški bumperių kampą, bet leistina. Mažai istorių buvo. Mažai istorijų įkaliau. Net nebežinau, kur čia pusė limpanti iš tikrųjų. Kaip jinai sudžiūsti išviniuoti iš pakelio, kai išvinioji. Net iziolki į tą dėvėtą yra naudojama. Kad būtų viskas, kaip sakyti, iki galo. Ekonomija turi būti ekonomiška. Taip pasakysiu. Viskas, dabar čia vienas tepimas, kaip įsivaizduoju, iš smulkaus filė, iš to glaisto smulkaus ir čia pažiaušiam, kad nenusiluptų kraštelis. Apačią dar palyginam, padailinam. Ledų ledai. Ir dažyti sparną ant rūdžių. Pats mėgiamiausias mano dalykas yra dažyti ant rūdžių. Pasaka svajonė. Čia biškai reikėtų gal prikelt, bet tas kreivumas čia pofik, niekas neįdomu. Всё. Smulkus, dar smulkų užsitepu. Taip, atsinešiau irgi PX9 mypos, man atrodo, čia yra.
dedant kietiklio. Turėtų būti šitas pratepimas ir dar turėtų būti vienas smulkiom akim užtepti. Nu, gal biškį per daug, o gal ne per daug. Žiūrėsim, kaip čia tepsis. Nu, kietumą įgavo, jau mano metaliukas nebesisupa tepant, kaip prieš tai buvo. Reikia tepti kuo gražiau, kuo lygiau. Kuo gražiau užsitepsi, tuo ir gražiau nusitrins. Taip jau yra. Tepu iš karto lygiai, gražiai. Biškai, kad ir storiau. Čia giglais jis nusitrina. Reikia bijoti patepti plačiau. Ir nesistengti tik tą vieną vietą užtepti. Reikia visą, kaip sakyt, visą plokštumą. Taip, užmeskim dabar tipo taip. Gal nepasitrauk biškį šoną. Na, sparno dar nepadariau. Taigi, dabar vėl uždėsiu lempą, lempelį ir patrinu, išsmulkinu ir gruntas. Gruntą gal netgi dėsiu iš balionėlių, tingas čia knysis, maišytis dvikomponentinį, čia neverta to. Taip, dabar 2,40, aš čia užsidėjau juodą tokį foną su tokiais miltukais juodais, kad matyčiau 120 ryškės. Nu tai va, dabar tuos visus subraižymus ištrinu, kad jų nebeliktų. Aišku, čia taip aukštai nereikėjo pristepliuoti, bet nu ką jau padarysi. Na va, smulkinu, kol nebelieka tų juodų visų miltelėzų. Na, jau metaliukas lenda metaliukas, čia biški gavosi tarka, biški gal pasipūtus, bet tokiam modeliui taip jau priklauso. Nu, va, realiai viskas. Dukiam subrūžinau, dabar iš rankus. Kantiką užapvalinu. Visio, ir toj bus ready for gruntas, aišku. Čia dukiam subraižiau, dabar 3-2, kad, mažiau tų visų riskių būtų. Na, tokį 3-2. Šiaip galima gruntuoti ir ant dukiam, bet ant metalo, aišku, geriau išsismulkinti. Ir ant grino glaisto jo galima ir ant stambesnio abrazyvo. O čia dukiam dar prasismulkina. Kaip smagiai banguoja, bet vizualiai čia nieko labai tokio nesimatys. Ir dažniausiai trinant, šlifuojant glaistą reikia pasilikti truputėlį daugiau su rezervu, kad būtų, pavyzdžiui, trini 2,40 arba nuo 120 pradedant. 120 trini ir matai, kad pradeda šviestis ten metalo kažkas tai, ar dar kažkas ten. Stabdai, tada įmėm smulkesnį, kad turėtum dar iš ko prisižeminti tą glaistą. Nes jeigu 120 sutrini jau tipolė, kad lygiai ir lendinė tokį visokį, tada tu dukiam jau trini viską į duobę. Tie ragai išlindė, jau jie dar labiau pradeda lysti. 3-2 dar žemiau ir viskas vėl turi glasyti iš naujo. Tai tą reikia irgi primest, kad su rezervu. Nu, dar noriu biškį plačiau pasišiaušti čia grunteliui su 400, ar čia su kokia turiu aš. Kas čia lietninkė yra? 600. Tinka 600. Nu, nenoriu, kad gruntas atsigultų ant glenso.
Toks seniai, tokį gaidį bedariau jau iš tikrųjų. Kaip įsilaižė. Čia galim pabandyti su špaktilka nupjauti. tą špakų galim nupjauti, nebūtinai čia skust. Papjoviau. Dabiški. Nupjoviau. Dabar kokią čia dariau, biškį užafalinsiu. Ну и все. Nu va, aš jums papasakosiu dabar, kas yra remontas pigiai. Švitrinukas dėvėtas nuo žemės, čia tepu per 2 sluoksnius, nes laikas eina, aš turiu per tam tikrą laiko tarpą padaryti, kad būtų pigiai. Plėvelė į tą dėvėtą, žodžiu, viskas dėvėta. Visio. Nu ką, dabar varyk tada tą paršą, varyk laukan. Viskas šrotiškai. Visio. Čia plėvelė irgi paklijuota. Tarpas liko. Visio, dabar dar izoliaciją pratraukiant viršaus. Ant to apipjaustimo. Gruntą, naudosiu greitą gruntą. Balioniuko nenaudosiu, naudosiu normal. Mini jetą paimsiu, pilsiu. Dar galiu nubausti save, paimti dabar epoksidinį balioniuką ir užpūsti tas išlindusius metalus. Nu, dar plus 2 dienos prasidės, kad taip nerūdytų greit. Dar plus 2 dienos prie garantijų. Epoxy primer. Ir lengviai. Kur blizga metalas pratrintas. tą pratrintą metalą uždarau epoksy gruntuku, kad susidėtų apsauginė plėvelė. Biškį perdenkim. Ne, nu jau karočią gaunasi kokybė, nu kaip tu gali padaryti nekokybiškai. Minikas biškį kiauras leidžia orą. O, biškį šūdo išskrido. Nu ką, bandom ant pamažinto slėgio. Gruntuoju nuo iziolkės, ne iziolkė, bet nuo, kad neuždulkėtų kantas. Nu matosi, kad iki iziolkės tik vos padulkėja, o tas padulkėjimas reiškia, kai išdžius gruntas, paimsiu su 600 brūkšt ir nusivalo tos dulkės ir nelieka aštraus kanto. Čia toks pradžia mokslo. Nerandu feno, pastatysim lempą. Ta gruntukas naudoju, čia yra festas, 30 minučių 2 laipsnių. Po lempelę 10 minučių. Nu, lempą pastačiau 10 minučių ir galėsim trinti. Jisai nėra jau iš jo labai su zorais sluoksnių nesideda, bet vat, jeigu taip daugmaž paruošta lygiai, ten didelių akių nėra ar didelių subraižymų riskių nėra, jis pilnai tinka greitam remontui. Toliau vėl viskas šrotinis lapelis. 400. Vaikelį viskas puslėm išėjo. Ai. Dar nespėjau nudažyti, jau puslėm išėjo. Ai. Nu ką, pritrinsiu tos puslekus. Tiek žinių. Eik tu, načiot. Nu žiauru, arba čia perkaito, arba drėgmė jau išstumė. Greičiausiai drėgmė išstumė. Padžiuvinau ir išstumė, reikia kietą kažkokį
Ką aš kietą turiu? 3-2. Na va, 3-2 gerai. Dukiam būtų dar geriau. Išstumė, karočią, burbulais. Iš karto. Na, dukiam. Tu, na, čiurt. Bet nebuvo čia taip karšta, žinai. Ne, tai aišku, kur pjūvis gerai, o čia kur ant rūdžių užtepiau. Atkėlė iš pakliuką man. Čia su dukiam dabar paimu tas puslės. Nutrinu. Tai po kiek laiko išlys, kad jeigu nespėjau pabaigti remonto, o kaip ir čia, nespėjau pabaigti remonto, jau atkėlė iš paklių. Tai dar galiu ir garantiją tikriausiai pažadėti žmogą, ne? Po tokio. Pusę metų. Važiuokit drąsiai, pusę metų. Čia 600 ne to. Čia 400. Nu, gruntas išdžiuvo, tikrai. Toliau dėdu tokį mikrofainą. Ir iki kantiko viską susišiaušiu. Ir bandysim atiduoti staigiai. Ta pačią dieną reikia atiduoti, nes jau rūdyja. Tai va, šiaušiu. Marius ateis padarys spalvą. Kitas stepas spalvos parinkimas. Čia jau viskas, pakartojau balionėlį. Ant pratrinimų užpučiau. Visio, kartelė, dėk čia, va čia. Čia. Puikiausias netikimas, ne? Ar tinka? O čia, žemiau. Da tinka, man atrodo, ne? Tinka tokia mašina. Pirmoji spalva pagrindinė. Va, matai? Mažiausias kiekis 105 gramų krūva, ne? O mes darysim 50. Na ir все, ate spalvos tikimai. Nu все, printim lapą tada į... O aš važiuoju tada į kamerą. Spalvą toj paruošim. Varau klijuotis. Taip. Kamerų irgi biudžetinis variantas bus. Šilumos nėra. Kaip nėra? Šilumos yra, vasarą, kad pirkti reikia. Nepirksiu. Nes ir tai visi aplinkui skūdžiasi, oi kaip brangiai. Nu, lemba, hebra, nu, tiek suleidęs pinigų ir turiu, ir ką turiu imti po 100 eurų už detalę. Pusę gyvenimo sudėjęs, kad čia viską supirkti. Ir karočiai, ir kancovkį mėnesių galė turėti štuką eurų. Da nežinau, nu, biškį turėkit ir jūs adekvatumą tom kainom visom. Aš sutinku, jeigu ten... Ai, geriau nieko nekomentuosiu. Toks šiandien buvo nuotaikos pakilimui, kai min skundžiasi. Nu, o kas blogai, sakau, be kainos? Ne, nieko, tik šiaip, kad brangiai sako. Nu, tai... Ką turiu daryti? Už dyką? Už savikainą? Da, na, aš susinervinęs esu šiandien žiauriai. Ką žiūrėjot? Atlenkta į ziorgę kalų, į kantą, į briauną, все. Tuoj lėks su vėju. Čia biškį banga gausi, ne, kažkaip. Taip, per aukštai. Nu, aš yra, gal tas kantas iš tikrųjų biškį žemyn eina. Dabar styga. Taks, į briauną irgi yra toks neblogas laivhekas, kaip aš klijuoju į uždarytas duris, kažin čia matas nesimato, pafilmuočiau, o matas puikiai. Dėdu taip, karoči, po gabalėlį plėšausi ir pakišu nelimpančią dalį į sparno pusę ir prispaudžiu ziolikę taip, kad remtųsi, kad jinai atsiremtų į sparną.
Ir labai puikiausiai veikia šitas principas, apsiklijuoja, puikiausiai dulkių nepakelia iš tarpo. Va, op, sekant irgi. Ir tai patraukiu biškį. Ir toks gaunasi lengvas atsirėmimas, kaip paralonų principas veikia. Dabar čia priklijuosiu, nusilupsiu rulim, tai čia kaip čia man. Į duris dar padažyti, nes mano kasekas, nulupau dažus. Da, načia, šitais lavonais. Čia dėda. Plačiai Zolfa. Nu ką, čia galima ir neklijuot maišą. Ir dažom ant amortikų visur eina dažai, karoči, važiuoja pasakyti. Spalvota, pakaba žmogus. Pigiau, nu pigiau. Bet tokiem ir nereikia ten. Jiem gražu yra ir nudažyti amortiką, svarbiausia pigiau. Čia apie nuriebalinimą kažkokį, ten dar ką, nieko šnekos nėra. Ir tai dabar šausiu tik tai vieną lakų sluoksnį. 5 gramų dažų, 5 gramų lako. O gal 3 gramų lako. Mašiną dengsiu irgi pusę. Kodėl visą dengti? Nu pigiau. Nu, tai darom pigiau. Nes, nu, o tai kaip čia, tipo, tas, jeigu pasakau pigiau, tai gaunasi, kad aš prisimetu pusę sumos prie remonto, a ne? Pusę apmoka jisai medžiagų, pusę aš, pusę lako, pusę dažų. Viską per pusę metamis. Ir būsiu maladėts bakūras, karočią. Ir darbo visą laik turėsiu. Ar čia kaip? Ne, va. Visko per pusę tada. Nori per pusę kainą. Per pusę bus ir medžiagų, ir dažų, ir lakų. Ir dar negana to, tai viskas nukris lygiai po mėnesį. Tikrai tų žodžių prasme nukris. Nelakuoja students. Opa. Opa. Gal gerai. Ant iziolkės dabar pavaryk iš viršaus. Ne, reik daugiau ką nors. Ne. Na ir viso, vienas dulkių netrūksta žiūrė, ne? Nu, jeigu nepaslinks, man atrodo, bus norma. Nublėš, pasižiūrim iš karto. Na, все, nieks nesiskiria, į kantą su mašinėlė, opa. Все, ledonešis. Ai, čia gal ne dulkės, čia yra iškapojimai per laiką. Ai, izolkę nulupus.